pasižiūrėti video, pagalvoti dabar ant karštų negaliu pasakyti. Bet žinau vieną, kad sekmadienį reiks visų fanų ir visų žmonių, kurie gali mus pakylėti, ateiti padėti, nes bus žūtbūtinis mūšis. Antrajame ketvirtyje žaidimo iškrito Saviens Lek, kiek stipriai tai pakeitė jūsų žaidimo plano rotaciją? Aš nemanau, kad kažką pakeitė, pas juos irgi yra bėdų, mes turėjom tikrai visai kitaip atsinešti šitas rungtynės, playoff'uose niekas nieko lengvai neduos. Ir šiandien buvo to pavyzdys, kad Lietkabelis atrodė labiau norėjo, kad ir kaip tai skaudu bebūtų pasakyti, bet toks vaizdas susidarė ir mes tikrai turėtume atsiprašyti tų fanų, kurie čia atvažiavo. Ir nežinau, ir reabilituoti sekmadienį. Kiek emocinis nuovargis ir tas spaudimas ir visų kalbos, kad esate favoritai, turėjo įtakos šiai nesėkmei? Man juokinga yra favorito etiketė, okei, bet kad jinai kažką spaudžia, aš nemanau, tiesiog reikia suprasti, kad jie yra gera komanda, kad ir šešiese, bet jie yra su savo schemom gerai treniruojama komanda ir mums yra sunku žaisti ir tai yra atkrintamosios. Esate kovotojai, ar jauti, kad turit kažkur resursų, kurie padės įveikti Lietkabelis sekmadienį? Nėra jokių klausimų, mes turim susikaupti ir ar yra jų, ar nėra, neįdomu, atrasim, kas jų turės.